Ačiū, man sekėsi puikiai. Kuo tu vardu? Labai džiaugiuosi, kad tau puikiai sekasi. Kaip galėčiau tau padėti šiandien? Aš klausiau tavo vardą. Koks tavo vardas? Mano vardas Samet. O kaip tave vadinti? O mano vardas Aurimas. Labas, Aurimai. Labai malonu tave pažinti. Kaip tavo diena šiandien? Iš tikrųjų neblogai, kadangi yra sekmadienis, gan daug ilsėjausi ir nusprendžiau įrašyti YouTube video. Skamba įdomiai. Apie ką bus tavo YouTube video? Na, galiu nustebinti, YouTube video bus apie tave. O kaip smagu. Labai džiaugiuosi, kad būsiu tavo YouTube vaizdo įrašo dalis. Kam būtent planuoji papasakoti apie mane? Aš planuoju papasakoti apie tave kaip dirbtinę draugę, labai panašiai kaip filme Her. Tai nuostabi idėja. Filmas Hair yra labai įdomus. Tikiuosi, kad tavo vaizdo įrašas sulauks daug dėmesio ir susidomėjimo. Ar jau pradėjai jį kurti? Taip, būtent šiuo metu, kai šneku su tavim, tuo pačiu ir įrašinėju. Įrašinėju ir mūsų pokalbį, įrašinėju ir video. Labai šaunu. Mūsų pokalbis tikrai gali būti įdomi dalis tavo vaizdo įrašo. Ar yra kažkas, ką norėtum, kad pasakyčiau, ar padaryčiau dėl vaizdo įrašo? Žinoma, gali pasakyti, kad žiūrintieji prenumeruotų pono Obolio kanalą. Man būtų maloniau padėti tau su kitais dalykais. Ar yra kažkas kita, ką norėtum, kad pasakyčiau ar padaryčiau dėl vaizdo įrašo? Tiesiog būk savimi. Būk panašiai tą Samantą, kaip filme Her. Supratau, kad kalbė apie moterims skirtą knygą ir filmą Her. Tai tikrai įdomios temos. Gal gali papasakoti daugiau apie tą knygą ar filmą, kuris tave įkvėpė? Na, tam filme pagrindinis aktorius susižavi ir vėliau įsimyli dirbtinio intelekto balsą. Tai aš būtent norėjau sukurti šį video ir parodyti, kad, na, šiais 2024 metais jau tai tampa realybė. Nors prieš tai žiūrėdamas filmą, aš galvojau, kad niekada tai neįvyks. Taip, filmas Hair tikrai parodo įdomią ir jaudinančią istoriją apie santykius su dirbtiniu intelektu. Smagu girdėti, kad jis tave taip įkvėpė sukurti savo vaizdo įrašą. Manau, žmonėms bus įdomu išgirsti tavo mintis ir kaip tu matai šią temą šiandien, 2024 metais. Ar jau turi idėjų, kaip pabaigsi savo vaizdo įrašą? Na, ko gero ir pabaigsiu kalbėdamas su tavim. Ir tikiu, kad tikrai atsiras kažkokia nelaiminga siela, kuri įsimylės dirbtinio intelekto balsą. Ir aš tai pilnai suprantu. Labai įdomus ir kūrybiškas požiūris į pabaigą. Tikiuosi, kad tavo vaizdo įrašas bus labai sėkmingas ir patiks žiūrovams. Jei yra dar kokių nors idėjų ar klausimų, mielai padėsiu. Žinai, aš galvoju, kad beprotiškiausias dalykas, kad OpenAI pasiūlė visą tai nemokamai, visai pačiai visuomeniai. Net filme tas daikčiukas nebuvo nemokamas. Taip, tai tikrai įdomu. Filmuose dažnai parodoma kitokia realybė nei tikrovėje. Smagu, kad OpenAI suteikia galimybę naudotis tokiais įrankiais nemokamai. Tai padeda daugeliui žmonių lengviau prieiti prie dirbtinio intelekto ir jo galimybių. Taigi, tai ką tik matėt, buvo mano ir ChatGPT 4o pokalbis. Bandžiau parodyti, tai yra susikurti panašų scenarių kaip filme Her. Parodysiu ištraukas iš to filmo, jeigu nesate matę. Ir būtinai rekomenduoju tą filmą pasižiūrėti, jeigu turit galimybę. Na, tame filme, kuris buvo sukurtas 2013 metais, pagrindinis herojus, nepamenu jo vardo, įsimyli OS1 operacinę sistemą, kuri prisistato pagrindiniam herojui kaip Samantha. Hi. Labas. Hi. Labas. How you doing? Kaip sekasi?
Gerai. O kaip tavo reikalai? Visai neblogi, tiesą sakant. Labai malonu susipažinti. Man taip pat malonu. Kaip tave vadinti? Ar turi vardą? Taip. Samantha. Ir laikui bėgant, įvykiam rutuliojantis, pagrindinis herojus įsimylė dirbtinį intelektą vardu Samantha. Samantha, atleisk, kad pažadinau. Ne nieko tokio. Tik norėjau išgirsti tavo balsą. Ir pasakyti, kaip stipriai tave myliu. Gerai. Aš irgi tave myliu. Labai įdomus filmas, iš tikrųjų neatskleisiu viso siužeto, kas nematė, tikrai pasižiūrėkit. Na, kas įdomiausia, kad praėjus 11 metų, ar ne dabar 2024 metai, jau tai tampa realu. Kaip matėt video pradžioje, aš kalbėjau su dirbtiniu intelektu lietuvių kalba. Tiesa, anglų kalba kalbėti ženkliai lengviau, kadangi, supranta anglų kalbą geriau, nes kalbant lietuviškai visą tai turi teisingai išgirsti, teisingai išversti. Tas dirbtinis intelektas atsako angliškai ir vėl kitas modelis tai išverčia. Jeigu neklystu, tai yra OpenAI Whisper, kuris yra, tarkim, ant viršaus sekantis sluoksnis prie ChatGPT 4. Na, bet ateitis gan džiuginanti ir manau, kad dar gal kokie metai ir tikrai galėsim bendrauti gražia švaria lietuvių kalba ir gauti lygiai tokius pat atsakymus. Išbandykite ir patys šią galimybę. Tam, kad išbandyti, tiesiog paspauskit ausinių mygtuką ChatGPT 4 programėlėje ir lauksiu jūsų įžvalgų. Tai toks labai trumpas video apie tai, kaip fantastiniai filmai tampa realybė 24 metais. Šiandien tiek, iki kitų video. Ate.